Mums svarbu, kad prenumeruotumėte mūsų kanalą. Be 5:09 išvažiuojam iš savo stovyklos. Prasibudom, buvo labai sausa, o paskui pradėjo drungt ir dabar drungia labai, viskas sušlapo ir labai sugaištam kiekvieną kartą, kai reikia nustatyti navigacijas. Viena navigacija rodo vieną kelią, kita kitą ir aplamai kažkaip tai nerodo visai. Dabar viski keitė maršrutą, jau nevažiuosim pajūriu, važiuojam kur mažiau kalvų. Čia teks pagrįžti kokį? Kilometrą ar 2, bet čia į nuokalnę, kur vakar užkilom. Tai ką, atgal biskį, ne? Jo. Šviesas. Jungiam? Jung mažą. Važiuojam? Bandom. Jėzus kaplyja smarkiai. Dar kartą sustojom kokią pusę valandos, aiškinomės su tom navigacijom. Parodo vieną kelią, po 5 minučių rodo kitą kelią. Po 5 minučių vėl kitą. Nesupranta, kur čia nori. Ir nežinom, kuriuo važiuos. Atvažiuoju į žiedą, rodo vieną išvažiavimą, sustojęs palaukė, ir rodo kitą išvažiavimą. Kaip tas? Dar vis drungia, tas toks nei lietus, nei rūkas krenta. Nelabai smagu. Važiavam apsirengę drabužiais nuo lietaus, nešalta. Šiaip turbūt, jeigu toliau tas keliukas, tai visai gerai. Čia mažai automobilių, pasidėjom visai netoli tašką ant to kelio, o toliau neaišku, kaip reikės važiuoti. Tai reikia važiuoti iki sankryžos, tada žiūrėsim. Jo, čia vis tiek nieko, čia neverta stoti, nes jokios sankryžos. Iki sankryžos važiuoju. O, strutis. Ar remų čia gal nestručiai? O čia dar? Aha, matau. Alpakos. Lamos. Tai kad įkalnių bus, tai aš net nebejoju, bet gal biskį mažesnės. Lietas vis dar drungia, nors kelias sausas gal jau apstos. Kiek apleistų namų, baisu? Šičia iš vis rajonas toksai skurdesnis. Vienas senas visai jau begriūvantis, naujesnis taip pat apleistas. Čia irgi apleistas, kažkas dar gyvena viršui. Šiandien nuo pat ryto nusukam nuo vandenyno ir jau čia kraštovaizdis, aišku, nėra toksai gražus, bet čia kalnai šiaip ar taip. Visai neblogas vaizdas. Tai kelinta šiandien diena? Rugpjūčio 1. Rugpjūčio 1? Taip. Rugpjūčio 1, matai jau šiandien. Pravažiavom savo posūkį, grįžtam. Dar čia kelis kilometrus reiks grįžti į kalnį. Nu ką darysi? Žioplėm visada te pasitaiko. O, kalvelį. Jau reiks varytis. Aš stoju. Jau karšta. Renksiesi? Ne, tai reikia, kur atsirenk, tada nusirenk. Nusirengti gal reikėtų tada. Palaikysiu vienas kitam, aš irgi nusirenkčiau. Man ramiau, kai atsirenk dviratį, tai savo susikuisiu ramiai. O visur dar toks rūk. Nuo tokio statumo nuokalnės dar nesileidom. Tokia stati, kad jau visiškai baisu. Čia cypia mano dviračio stabdžiai. Na jo, tiesiog arčiau, aplink greičiau. 100% pasiteisino šitą patarlį lietuvišką. Pabandėm nukirsti kampą, tai pralošėm visais atvejais. Ir laikas, ir atstumas, ir sunkumas. Jau dabar niekur nedingsi. Karvės ganosi. Čia laiko karvių. Ir arklių čia labai tankiai, matai. Tai reikės, čia kur uždėtas taškas, sustosime. Sunkiai sekasi rasti kelią.
Nežinau. Būtum gal važiavę pajūrį geriau buvę. Mes aukštai. Labai aukštai. Nusistūmėm. O čia šuva avis augo. Čia avis gaunasi. O. Nusistūmėm. Šitų kelių. Neįtikėtina. Neįtikėtina. Toks statumas, kad kaip į stogą. Nežinau. Šiandien čia nelabai sekasi. Suras tuos kelius dabar tai jau čia lengva palyginus. Nežinau, leisimės gal jau žemyn, tada kol kas kelias kyla. Tik tai gal jau nebus toksai klaikiai status. Suskaičiavau, kiek žingsnių paėgiau nusistūti nesustojęs. Žingsniai, aišku, tik pėdos dydžio, geresnių nepaėgiau. Tai šiaip taip 10. Pakilimo dar kylam, jau turbūt iki dangaus užkysim. Aukštis pažiūrėsim, aukštis. 192 metrai. Tik 93. Tik tai. Bet čia man atrodo, jau mes dangui. Dabar jau pradėsim leistis. Tai bus kaip pakilimas, tačiau galva tai taip ir nusileidimas tikriausiai. Baisu bus leistis. Pati pradžia nieko gero nežada. Negaliu visai leisti. Kas yra? Nežinau, kažkoks va čia jausmas va už. Tai bijai? Bijau baisiausia. Šiandien nežinau. Negaliu visai leisti. Ne, nu tai čia ir statumas begalinis. Tai takučiu keliu. Žemyn? Taip, prie autostrados nusileisti. Būtų gerai. Drungė jau prieš vėl šūkę remti. Važiuojam kol kas. Važiuojam kol kas, važiuojam. Ką darom toliau? Ką? Privažiuok, galvojam, ką darom. Nu šitas nuves tokiais keliais visą laiką. Nu, bet tai kaip jūs iš tų kelių dabar išeit? Čia kažkokios vis mašinos reta matosi tarp medžių pravažiuoja. Čia turėtų kelias tuoj būti netoli. Ten ne autostrados, nes autostrados tai tą būtų ištisai švyščiotų. O čia dar tik antra mašina mačiau, kad švystelėjau, va tarp medžių. Kelias be dangos. IAS 241. Pažiūrėk, nu kur veda. Nu veda, bet ne tuo keliu. Nu ką, važiuojam šituo, gal išvažiuos. Tas veda per Oviedą. Praktiškai mes per Oviedą ar turėjom važiuoti. Aš nežinau. Turim važiuoti į priekį ir viskas ir žiūrėti, kas Tai tokiu keliu važiuosi? Nu tai kur tada gal išvažiuosi? Nu visiems mes turim iš šito kelio išsigauti. Nežinau. Važiuojam čia. Nėra ką ir ieškoti. Važiuojam. Tokia danga leistis į šitą pakalnę važiuotą per daug pavojinga. Privažiuojam, sukiojasi visą pusę dienos čia, nuvažiavę 26 kilometrus. O iš tikrųjų tai nepasistumė į priekį nė trupučio. Dabar važiuojam į Oviedą, šitiek sugaišom pusę dienos, nusikomavom. Žiūrėsim, į Oviedą įvažiavom jau. Ieškom, Reikia vaistinės. Pasisėt, pavalgyti ir pagalvoti, ką Čia toliau. centras. Ką Nu, va, sakai? Aha, kažkas koks turėtų blogis. būti. Viskas uždaryta, kas čia yra. Ai, nu gal dar vėl siesta čia jam. Bet kad šiandien šalta, tai kokia siesta. Da, biskį toliau pavažiuoju. Ne. Muy buenas.
Neturi. Niekur negalima pavalgyti. O tenai, žiūrėk, restoranas kažkoks, va. Va. Matai? Kur, va Bet šitie? ten staliukai, kur stovi. Kažin ar ten dabar dirba. Nu tai nuvažiuokim pažiūrėti. Aiškinomės, ką turi. Šiaip taip įsiaiškinom, turi kiaulienos. Ten kažkokį. Nu kepsnį daleis. Jau užsisakom tą kepsnį. Būtinai dar kažką turi. Būtinai. Ne, būtinai pirmą ir būtinai desertą. Nu, mes nenorim. Ne. Nenori įpiršti vieną kartą mums įpiršti šitaip. Nenori. Atsargiai. Taigi žalias dega. Nepastebėjau. Tai rupūžiokai vieną kartą tik tai Tai čia galima radom tokią normalią kavinę, kad užsisakym, tą atnešė. Meniu niekada neturi, Ne. atėję pirštai rodo, ką turi. Nu, perkūnas griebtų. Reikia neprašyti angliškai meniu, įsiversim. Jo. Nu tai gerai, tu imk avinžirį, ir aš avinžirį. Nu. Tai tada paimkim, aš paimsiu jautienos kepsnį, o tu paimk tortilją. Gerai. One tortilla, one And bacon. ne bacon. Tortilla de chorizo. Kaip tenais? Pažiūrėkit. Bistec, vale. Bistec. One bistec, Dos bistecs. one bistec, one tortilla. Va bien. Y dos de garbanzo. And coffee. Café. Luego café, Para beber. Queréis vino, agua. Água. Vanduo. Café não. Luego, después de todo. Si queréis café antes. Primero comer, luego café. Ai, café. Ar imsi vandenį? Ne, nu, gal mandus, ne, aš Tai vis nenoriu. tiek kažką reikia imti. Nebūtinai, ne, aš gi klausiu. Café, te hago café. No coffee. Ah, vale. Man comi café. Nu tai da paimk Agua, kažką dar. cerveza, vino. No, nothing, Nada. nothing. Vale. Garbanzo. Kol nusiploviau rankas, tai atveši 2 bandelės ir tą vinžirnių sriuba tokia, nu. Bet čia mės galiu įdėti lašinukų gabaliukas, kūdos mėsos gabaliukas ir dešros, aišku, rūkytos gabaliukas. Lašinės man atidavė, bet gerai, čia gana stipru bus. Ir su tą bandelę suvalgys. Salotų tai turbūt neturi, nepaklausim. Jokių salotų niekada nepasiūlau. Nu, ana tiesa dieną, kad ten pasiūlė, kai paklausim. Tai gal bus prie tos jautienos salotų. Nu, pažiūrėsim. Kaip tau to sriuba? Sriuba tai gerai, sauti, bet. Sauti, biskį vandens norisi. Bet šiaip tai visai skaniai. Žinai, kai valgyti nori, tai skaniai. Kaip normali. Paprašėm ir vandens. Tirštoka tai sriuba. Taip nešė šalto ir skanaus vandens tikrai. Va čia kepsnys, jautienos, nu, skonis nieko, ten ta tortilija. Laima valgo, mes pasikeisim, paragausim. Bet be jokių salotų neturi, nežino tokio dalykų salotos. Labai keista, tai čia jau ne pirmoji vietoje. Salotų. Da, kai pradėjom važiuoti, Anam krašte ten buvo, o čia jau ne. Visai neblogai pavalgėm. Dabar rasim parduotuvę, apsipirksim ir pirmyn. Nu, va, nusipirksim dar vaisių ir viskas. Lyg ir išvažiavom, bet kur dabar išvažiavom, tai neaišku. Jurgi! Palauk! Jurgi! Klausim. Negerai važiuoji! Galų galę paklausim, Jo. parodė kryptį, bet tai nieko nereiškia, nes gatvių daugybė skirstosi. Bet paskui dar kartą sudėjom navigaciją ir ėmė rodyt. Pravažiuom sankryžą, rodo ne ten, grįžtam jau rodo ten, kur važiavom, bet dabar Jurgi! kažkiek važiuojam. Tok! Kuris laikas važiuojam, bet tai dievai jau tu mano. Šiandien nuvažiavom apie 40 km tik tai, nežinau dar gal kiek pavažiuosim biškį. O Jėzus, kad uždūmini. Tiltas, užtvanka kažkokia, Čia koks kanalas. kažkoks vandens baseinas. Leon. 109 kilometrai. Kad išlaužė tokia baudra praūžus.
Matai, kaip išsilaužia medžiai. Kaip baudra praūžė. Gal ir tavo tiesa. Šiaip tai čia jaučiasi, kad kažkaip tai sudrėkia viskas. Upė kalnų teka. Nu, gražu, gražu. Bet va, čia kaip privažiuosi. O, Bet tiek šiukšlių. O, matai, labai gražia vieta važiuojam. Tik kad nereiktų kilt. Reikės. Kad Tai taip nebūna, kad nusileistum ir nereiktų kilt. Negazdink. Tai, kad dabar apačioj kokį kempingutį rastum. Nu, tai aš ir apie tai svajoju. Palauk, tai kad upė teka ne į tą pusę. Ką? Upė teka ne į tą pusę. Nu, tai va už tai, kad mes gileidžiamės. Ne, upė teka į šitą pusę, į viršų. Į čia? Taip. Ai, tikrai. Tai mes prieš srovę važiuojam, tai tuoj kilsim. Nu, va šitą miestelį bus kempingas. Iš kur tu žinai? Būtų gerai, aš irgi tikiuosi. Bet kad labai mažas Tai, miestelis kad mažas, atrodo. tai čia nesvarbu, bet kad kažkodėl užrašo nematyt, nu palauk, gal dar rasim. Vaistinė matosi yra. Nu tai va, vaisinė farmacija yra, bet va, kad kempingas. Girdėt, kaip kalnuose gyvulių varpeliai skamba. Neblogos stotelės nakvyniai. Tunelis, reiks pasidegti šviesas, o mano užpakalinės žibintas, nu, karitų tvirtinimų tokia gonytė, nutrūko, tai gerai, aš paskui važiavau gonytį ir radu. Bet dabar kažkaip reikės jį įsidėti, o gal gonytę paleisti iš paskui save bent jau ir užteks vieno užpakalinio. Įsijungt šviesas reikia ar paskui važiuosi? A, čia nedaug. Važiuojam? Tai, paskui. Aš ir užpakalinį užsidegiau ir priekį. Tunelis, ai, trumpas. Važiuok, čia nereik dėk, čia trumpas. Rašė 5 tuneliai, jau ką žinau, kas iš Tačiau kaip tie 5. trečias bus. Ai, čia irgi trumpas. Ne, irgi čia tie tuneliai nebaisus. Ieškom viešbučio šitam miestelį. Nežinau, ar čia miestelis ar miestas. Miestelis. Vieną radom viešbutį, bet pilnas nepriima. Bet sako, dar yra kitas viešbutis. Nu, koks čia miestas dabar? Merija. Va, sustojom viešbutį, ar atėjom į miestą atsigerti alaus. Tai nežinom. Ir kaip visada pas juos absoliutus triukšmas. Du žmonės eina, triukšmas, o jau čia jų daugiau, tai neįsivaizduojama. Na, galvoju, kad reikia eiti susakyti. Bet kur? Nu tai tenai buvo, matai. Gal ateis tai mergaitė. Matė. Atėjo padavėja. Šiaip taip įsiaiškinom, kad tų negro malę. Tai tikriausiai suprato. Jeigu juoda kava, tai prašyk negro. Jo. Jeigu tamsaus alaus nori, sakyk negro. Nu jo, tai tamsus negro, nu. Tamsus negro. Šokolado perkam tamsaus negro. Jo, atnešam mergaitį. Thank you. Kelionė tolimesnė. Anas skanesnis Anas buvo, kai buvo, kur Santiagė. Santiagė buvo ten labai skania. Nu, pareinam, alaus išgėrė, už tai nosis raudonos. Kurio čia tau raudonas, nuo tiek alaus. Čia reikia bent po 200 gramų vyno imti. Manau, čia atrodom keistai su tuo alum. Su tuo alumi. Jiegi ten neįsivaizduoja jokio valgymo be vyno. Pasigėrim nuo stiklinės alaus, tai dabar kad rastum kelią į viešbutį. Rasim. 19 laipsnių šilumos. Mūsų viešbutis. Mūsų kambarys viešbučių. Viskas gerai čia su juo. Lovos. Ir televizorius. Čia susijungim visą savo aparatūrą dabar pakrausim. Šiandien važiavom labai sunkiai. Taip stumėmės į tokius kalnus, kad nežinau, kaip ten mes pajėgėm nusistumti dar. Nuvažiavom 53,74, tai taip rodo. Bet kaip tas miestas, kaip...
Oviedas. Tai tam mieste buvau nejungęs, kai pietavom išjungiau ir paskui pamiršau jungti navigaciją, visą miestą ten malėmės, tai kokius 5 kilometrus drąsiai pravažiavom. Neįjungęs navigacijos, tai čia turėtų būti tada 58,74. Nu, tiek tu, tegul bus 5. Kaip tu sakai, anglų kalbą čia ir labai gerai mokėdamas nesusišnekėsi, nes nėra su kuo šnekėti, niekas nemoka anglų kalbos. Mes taip pat ne ką geriau už juos šnekam, tik gal geriau suprantam. Labai keista, kad šito viešbučio tas registratūroje, kur sėdi vaikinas, šneka labai neblogai angliškai. Galima viską susišnekėti, čia mumi kalbino ir sužinojau, kad mes grįžtam iš Santiago. Kad kiek kilometrų nuvažiavom. Ne, kad nuvažiavom tiek kilometrų, tai viešbutį mums prašė 80, pasiderėjom, tam suderėjom 4 eurus, 76, bet pažadėjau, kad rytoj pašnekės su savo bosu ir mums duos pusryčius nemokamai, o pusryčiai 15 eurų, nu tai 30 eurų, tai jau čia visai neblogai. Įsijungsiu televizorių, pažiūrėsiu, kas čia olimpiadų darosi. Nieko nežinau, visiškai. Nu tai ką, labanakt. Gražu, bet velniškai sunku. 13 kilometrų į kalną.